Sveiki, aš Robertas. O aš Meila ir mes esame 3 kurso informacinių ryšių technologijų studentai. Mūsų studijų programoje ypač daug dėmesio skiriama daiktų internetui, jo technologijoms ir sprendimams. Daiktų internetas sujungia įrenginius į tinklus ir kompleksinės sistemas, kurios pačios stebi, valdo ir optimizuoja savo darbą. Ši studijų programa sujungia informatikos, ryšių technologijų ir elektronikos krypčių žinias ir įgūdžius. Įgytos informatikos žinios leis kurti programas skirtas valdyti IT duomenis. Ryšių technologijų žinios padės perprasti sudėtingus duomenų perdavimo tinklus, debesų kompiuterijos technologijas ir interneto veikimą. O elektronikos žinios leis kurti itin sudėtingas kompiuterizuotas sistemas. Sveiki, esu 4 kurso ART studijų programos studentas ir jau 2 metus dirbu Teltonikoje. Šios studijos man padėjo lengvai įsilieti į darbą ir pagerinti savo įgūdžius. Teltonika kuria ir gamina išmaniuosius įtaisus, skirtus transportui, ryšiui ir daiktų interneto sprendimams. Informacinių ryšių technologijų specialistų darbas gali atpiginti gamybą, palengvinti žmonių buitį, mažinti industrijos poveikį gamtai ir netgi padėti išvengti ekologinių katastrofų su holistiniais debesies pagrindo sprendimais. Informacinės ryšių technologijos dar ilgai bus viena perspektyviausių technologinio vystymosi sričių, o šios srities specialistų poreikis tik augs. Kviečiame studijuoti informacinių ryšių technologijų studijų programą. Laukiame tavęs mūsų naujose elektronikos fakulteto rūmuose. Prisijunk prie Vilnius Tech universiteto ir tapk makeriu, ateities kūrėju.